tai ko, jūs kemperista? Didžioji komanda išvydo į Slovakiją. Prisikrovė visko pilnai. O taip. Pilnas ekipažas. Ule. Ką yra? Ar tu jau išvažiuoji? Kur tu ten lendi su tuo kemperiu? Yra pagrindinį jau išvažiuoju. Aš užkišinėjau mašiną. Kelionė vyksta, judam link Varšuvos, iš galo kemperulė. Stosim gal kur prasitampyti neužilgo. Čia tik numerį galima taip stovėti. Op. Kemperistai prisiparkavę. Dar atlaikė miškį. Na, aš čia kai su fūrom, pažiūrėkit. Bam. Nu, panašiai. Na ir atvykom į Suntago vandens parką. Kemperiukai priparkuoti. Evaldas jau pajungęs holiday moodus, jau kepurytė. Gražu, daug vietos atrodo. Biški nuovargiukas jau jaučiasi. Žiūrėk, per čia galima pračiuost, matai. Geras. Nu, fainiai. O, jau bai apsikabinęs, dar nubėg apsikabinsi. Lys per čia va. Oi. Lekiam. Nufilmuosim dar po to kažką. Pažiūrėk, į kokį patekom baseiną. Wow. Nu, fainiai. Ką, šiandien įsikūrę prie Suntago akvaparko. Pirma naktelė Lenkijoje, rytoj iš ryto atsikėlę važiuosim į Slovakiją. Prisiparkavom 2 kemperius. Moteriškės jau mūsų va gamybą užsiima, kepa. Va jis tie agurkutį pjausto. Laura kažką kepa, Noelis pakritęs ane prie plančetės. O jau lietukas biškį lynoja. Bet kas svarbiausia, kad va Suntagas vietoj. Ką, viską šiandien eisim, pavalgom ir eisim ilsėtis. O rytoj iš ryto išvykstam link Slovakijos. Ate! Opa. Saulytė šviečia taip. Ateik apeisim, pažiūrėsim šitą savo teritoriją. Suntagos, kai tik visiškai tušis, porą kemperių. 2, 3 kemperiai. Ja. Gerai išmiegojom. Šiandien jau tikrai bus šilta, nes 8 ryto, bet tikrai jau karšta. Saulytė svilina. Jeigu su naktiniais galim čia va šliaužiat 8, ne, tai jau čia gerai. Nu ir viskas, judėsim toliau, eisim pusrytuką pasigamint. Pusryčių tęsinys. Su mocu lakstai. Kepa duonikė. Propeleris pajungtas. O, koksai šamaninis. Kavukės garuoja.
liustriukas. Jau be liustro šiandien. Vakar komandą niekaip neužkūrėm, nes nėra 20 čia. Pompa? Pajungta? O kas yra? Nepompuoja vandą. Viskas veikia. Viskas puikiai veikia. Vieno kambario butas turi dar kokį kompiuterį. 23 laipsniai dabar. Voltažas gerai. Masteris pompa lights įjungt. Paskutinis sustojimas prieš Slovakiją. Užsukom Vilniečių. Čekijos jau turim. Ir liko realiai 100 geras. 100, nu jo, valandžiukė gera. Ir viskas, pasieksim trasą. Aišku, biškutį užsivėlinom. Rodo navigacija laiką, bet tas laikas vis didėja, nes mes važiuojam 90, 95, nu 100 maks. Į kalną ir 70. Bet nieko. Planavom, kad apie 4 šiandien būt, gavosi ant 8, net nebūs. 9, 9. Nu kažkai. Nu ką, įsikūrėm Slovakiją rengėjau. Pilnas padukas šiaip žmonių. Gavom vietą prie įvažiavimo, patys pirmi. Gerai, vietos pakankamai. Motocikliukai. Noelio motociklas, buvo atvarę tokie vokiečiai. Tai ten toks perniukas irgi važiuos su irgi pocket bike'u rytoj. Noelis jau miega. Kepam dar mėsytę. Ir viskas jau įsikūrė. Varysim ilsėtis, nes jau 12 valandų, o rytoj anksti keltis, tai iki ryt. Labas rytas, Noeliukai. Gerai atrodai tu. Parodyt. Tai aš nufilmavau, dabar dėsiu į internetą. Dėsiu, kad visi pamatytų darželį, žiūrės, kaip tavo plaukai atrodė varžybose Slovakijoje. Aštuonios ryto. Biški. Sušutom, nes 30 šiaip karščio dieną. Eisim praustis ir eisim į briefingą šiandien Endurance'us. Noeliukai. Und 9 bei 10 Motor, wenn crasht vormittags, bringt ein 6-Pack Bier ins Büro. Letztes Mal, ihr habt geschoben. Mes jau užsiregistravę B grupė. Noeliukai, parodyk, ką gavai. Atvirkščiai apsuk. Nice. Lyjuos ant moco. Puiku, ką, einam ruoštis pirmai sesijai, man dar reikia pasikeisti padangėlės greit. Aš dar turiu laiko. Nori važiuoti. Gerai. Nori žaist baiką. Supratau. Gerai. Dirba?
va, po pirmo važiavimo. Šitoj grupiai neina visai pavažiuoti, nes lėti ir iš vien reikia lenkt. O čia va vyksta kokia puota. Tai įsiprašysiu, kad perkeltų dar į greitesnį grupę. Ir nes dabar paskutinis kvalifikacijos važiavimas, nuo kurio priklauso, jeigu važiuosime endurance, startinis gridas irgi. Tai labai svarbu. Ir turiu dar nufilmavęs ant kameros, kaip žodžiu ten jie maišosi, ką jie ten išdarinėja. Tai keliuose irgi. Žodžiu, reikia čia dar užsidengti, nes labai saulė kaitina nuo čia. Ir einu perkelt į kitą grupę. Reikia dar vandens užsipildyti kemperį. Karšta šiandien. Neža vandenuką pildosi. O ponai valgo blynus. O ponai valgo blynus. Važiavai, ne? Normalų. Nei vieno. Kokia nesąmonė, kodėl? Griuvo kažkas ten? Ne, bet ta prasme, seniai, iš vieniai kažką atsimenu, nei vieno rato negaliu važiuoti normaliai. Aš mačiau. Jau tai pagaunu, atrodo gerą, bet duryką. Posūkio atsimenu, mačiau tris aplenkiai, o paskui... Aš mačiau, tu ten ant to kalno lenki ir prieš kalną kažkoks skuba. Stabdžių tu iš paskos. Bardakas. Bardakas, mačiau. Kažkokie, kur nesigaudo erdvėj, ten jie važiuoja. Bet šitiek ir šitiek jų yra, matai? Da, kiek jų yra. Maras kažkoks. Pilnas padakas. Net nežinau kiek šimtų dalyvių, bet daug. O mūsų. Ir štai visas pilnas. Šiandien tarp kitko jisai irgi važiuos. Po pirmos 15 sesiją kartingų trasą dideliai. Ten vyksta ir Čekijos mini čempionatas. Tai nupirkom pusdienį jam sesiją. Ir Adadom dar pasirodo yra dar vienas vaikiukas, kuris turi poketą, tai dviesiai jie varys.
Tai jau visas va strykinėtojas. Pasiruošęs irgi lėkti. Tai gal nesat? Gerai? Noelis išvažiuoja savo pirmai sesijai. Ai, ai, ai. Va kur mūsų vaikas. Tiesiog ant kelio įsimėtas. Dabar čia kažkas vyksta lenktynės, ne kažkokios. Šiandien abudu mocijai lėkė. Trackdaysas ir pono trackdaysas. Abudu užsiklėvom po C ruliuką. Noeliukai, palanė nuliek. Nu, sunkus variantas bus su Endurance'u, nes yra vienas lietuvis, kuris važiuoti nenori. Tad, kaip aplamai buvo planuota, kad tapo atvažiuoti, tapo kadangi kritęs ir aplamai gydos, tai čia be šansų. Jo ir nėra čia. Linkėjimai jam sveikstant. Ir tai žodžiu, esmė tokia, kad nežinau. Arba visą vis nevažiuoti, arba važiuoti su randomu, bet su randomu važiuoti yra labai sunku, nes čia tu turi labai susišnekėti, nes turim racijas, viską, bet esmė, kad tu turi pranešti porą ratų prieš tai, kad kitas ruoštųsi, nes esmė Endurance'o važiuoja 2 lenktynininkai ir jie turi nenustojamai važiuoti ir, kaip pasakyti, pavyzdžiui, vienas įvažiuoja 20 kokius ratų, o ne 15. Stoja kitas, jau turi būti pranešęs, jau pasiruošęs, stovėt, viską pasiruošęs, peržiūrė laptainį, išleidžia, tas kitas ilsisi. Tada kažkokie kiti meidai turi ant račių stebėti viską, nu žodžiu, čia turi būti su žmogum, turi pažįsti ir tam ruošiesi. Tai sudėtinga situacija. Lipam gal dar aukščiau.
endurance. Kad jie dar nesuėjo, tai... Dabar šaus ir jie turi lėkti bosus. Vėliava čia bus. Vėliava bus? Aha, kasinamėlinas laiko vėliava. Tada jie turi lėkti. O, Ana vienas vos bėga. Dabar jie turi burtis. Atvykom į vaistinę Slovakijoje. Dar tokios vaistinės nematęs. Čia, nu kaip matęs, šiaip tai va Vietnamo šituose Azijoje panašiai taip. Jo. Tipo, žinai, kad nepoktum, tipo vaistinės. Nori ko čia guminukų? Ne, čia gal arbata meškučių. Nori arbatos? Šitos nori? Bet aš nežinau, ar šitas skani bus, gal su trešnėm yra, su braškėm yra. Su braškėm? Ok. Tai ne, aš tik tau paimsiu. Šampūno yra, bet man to reikia nusipirkti, o dušų žėlės tai čia įkūdė. O ką mes čia atvarėm pirkti? pavogė mano dušo želę, kurią tik vaistinai perku. Ir šampūną. Dar kempinę apspardė kažkas vaiką. Nesiseka valiai baisiai su kūno priežiūros priemonėm visai nesiseka. Tu eisi, man atrodo, natūraliai tiesiog. Gerai, paimsim noliukai. Arbata čia. Aš tiesiog, žinau, Labas vakariukas! Varom su dviračiais. Paskutinis vakaras Slovakija ringe. Rytoj pajudėsim kažkur link atostogų. Oras labai fainas. Raideris juda. Lekiam į trasą. Susimuš bėgi didesnį. Į kitą pusę. Viskas, išvykstam iš Slovakija ringo. Olė pasiruošęs. Vyksta šiandien dar vengrų, čia kažkoks čempas. Ir, matau, naujos truputės pakeistos. Tai vat. Viskas smagiai pabuvo. Šeimyna jau sėdė. Ir viskas išjuda. Visiems ate. Daug 5 į kamerą. Mes jau pakeliui į Borno. Varysim į MotoGP. Kaip nuotaikos? Puikios. Nori nusifotkinti su Mark Marquesu? Na, tikėkimės, mums tai pavyks. Bet kol kas tai reikia, kad pavyktų davažiuoti. Nereikia susitikti. Dabar dar reiks atklausyti. Хозяйчик, открой дверь, пожалуйста. Добрый утро. Išvykstam į MotoGP pagrindinį Guten Tag. Moto ežys. Здорово. Sveiki atvykę į MotoGP. Čekijos čempionatą. Šiandien mes čia pamatysime ne vieną žvaigždę.
Ir tam nakį, manai, jau prieš tai, bet sakai, visam getų. Pažiūrėkit, bičiuliai, kur aš esu. Kiek žmonių. Čia ekranas. Vipinė vieta. Pagrindinės varžybos prasidės už 10 minučių. Donas? Markesas? Peter Maja. Parodė, sustojom. Ar tu laimingas? Taip. Honest, I made an overtake on Quartararo on the outside. I had so much fun in the first half of the race, but... Lekiam po MotoGP į savo kemperį. Liko dar 20 minučių. Emocijos po sprinto žiauriai geros. Noelis gavo, prašym keisti pirštinės, gavo sliderį, su kuriuo krešino per kvalą. Tai čia visiškas kosmosas ir visiškai excited jisai ir mes patys iš tikro. Tai fainos labai emocijos ir nieko. Va, Ulė irgi Markeso jau gerbėjas 93. Mark Marquez. Net Noelio močiutė sako, einu paguglinsiu, kas tas Markusas. Tai va, maikių turim pardavimui nemažai visokių. Nuo Emo iki XL. Va, šeiminėlė jau įsikūrė. Va, pagrindinis dalykas. Ir va, ponas. Šelmukas, Matlynas. Sedlenka. Markesų linkėjimus duok, pamojuo. Markesai! Dienos uždarimas. Iki rytojus. Vieno bičo istorija, kaip aš į MotoGP numiniau. Va taip, va.
važiavau aš į MotoGP.